o tolumoj skaisčioj žydrynėj matės ir knygnešiai, ir pranašai, ir visas kitas antikvariatas. Valy taršeliai, klavestinai, kikenimas panelių pavėsinėje ir taip toliau ir panašiai. Taigi, mieloji, kai apie tai ilgai galvoja, iškyla nenumatomi pavojai ir apima bevaisis liūdesys. Neparašys laiškelio mylimoji, prie banko nesustos greitoji ir jau orai nebepasitaisys. Arčibaldai, Arčibaldai. O gale apleisto sodo, vieniša pušis raupsuota, išvyruota kelią rodo susirangusią šaką. Perskridę per žilą upę, ant šakos plokštelį tupė, kol ištirpsta pasistupę rūdo vakaro lauke. Arčibaldai, Arčibaldai, kas prakeiktą lemtį valdo, tavo sielos pelį baltą suirpia rūpesčių burna. Į tą šaką įsikibę protėvių vaiduokliai klypia, imituoja beprotybę šio vidurnakčio darną. Viskas baigės. Po šaknim sulindo sraigės, tik iš smilkinio prostelto ir barvę kraujas Arčibaldo. Viskas baigės. Kaip šešėlis išsiklaipęs, supas ant pušies šakos, liūdnas padaras kažkoks. Fragmentas. Ir vis dėlto dažniausiai tuo metu už lango šviesdavo didžiulis mėnuo ir po klevais ūksmingoj polumėlį, kai mėtės eidavo ristynų su tarnais, ramuja žiedlapis užkritęs tarp krūtų, iš pasijonų šlyščiuojančios blauzdos, seniai nevyta ir blausus apsiaustas, keistai plasnuoja prieblandais skvernais. Tuščiam kambaryje, židinyje, spragėjo kėdės ir spintelė durys. Ir biblioteka. Ir kai gatvė užkopė į kalną, kur prasideda Polocko traktas, nuo šlaitų atsiveria miestas, prabangiais foliantais bažnyčių, vienadienių naujųjų rajonų brošiūrų. Rodos, 1000 metų gyvenčiau šitoje amžinoje bibliotekoje. Senas loras, tarp knygų lentynų, verpia sunkiai žiūrimų siūlus, šiupelis nuaudžia siužetą. Ir nakčia, Bernardinų kapos, varto šiukštančius medžių lapus, atkaklus skaitytojas vėjas. Ačiū visiems.